trečiadienį rytą važiuojame su šio renginio dalyviu Roku. Sveiki. Kaip tu jauties? Iš tikrųjų tai labai jaučiuosi toks gerai labai nusiteikęs, nes iš tikrųjų sezono atidarimo, tiek sezono uždarimo laukiu kone visus metus. Tai yra toks, bent jau man, tai labai svarbus renginys, nes susirenka daug įvairių automobilių entuziastų, kurie turi priklauso tai pačiai kultūrai, turi japoniškus automobilius, galima su daug įvairių žmonių pabendrauti ir tiesiog patirti labai labai geras emocijas. O kodėl būtent japoniški automobiliai? Taip kažkaip gavosi, kad aš nuo vaikystės iš esmės mano tėvas savo laikais, kai dar buvo jaunas ir gražus, turėjo gana retų įspūdingų japoniškų automobilių, o pirmas Subaru automobilis mūsų šeimoje atsirado, kada man buvo 4 metai, tai va taip kažkaip aš su būtent šitą markę ir užaugau. Nuo pat vaikystės Rokas Andriuškevičius savo laisvalaikį leidžia ne prie kompiuterio ekrano, o garaže. Šis vaikinas aistringas automobilio entuziastas. Galima šiek tiek prie mašinos iš karto prie čia. Galiniai ratai čia. Automobilis turi orinę pakabą, tai reiškia, kad yra oro balionas ir kompresorius, kurio pagalba be abejo programiškai automobilį galima pakelti. Tiek priekis, tiek gal šito automobilio pasikeli ir būtent tas yra tarpas, kuris jo čia faktiškai nėra. Automobilis yra visiškai prigludęs prie asfalto, bet visą tai kilnojas ir taip tokiu būdu galima pravažiuoti su automobiliu. Be to dar labai būtent įdomus aspektas apie būtent šitus ratus, visiškai šitą modelį, tai yra Work Emotion Work japoniški ratai, kurie yra visiškai custom padaryti ir savininkai šie ratai atsiėjo virš 4,5 tūkstančio eurų. Lexus LS 400 tai yra bene vienas tokių tikrai pats žymiausias būtent modifikuotas automobilis Lietuvoje. Lenkijoje vykusioje Vroclavo parodoje Ultrace tas automobilis pateko top 16, o būtent į tą parodą suvažiuoja pačios geriausios modifikuotos mašinos iš viso pasaulio. Tai galima sakyti, kad šitas modelis yra vienas iš pačių geriausių projektų visam pasaulyje, netgi taip galbūt galima įvardinti. Dar labai įdomus irgi aspektas Work Carving Head ratai, kurie yra visiškai, ta prasme, tokių turbūt yra tik vienintelis modelis Europoje dar. Daugiau tai yra, ta prasme, greičiausiai tik tai Japonijoje ir tai yra visiškai limituoti ypatingi ratai, kurie net neįsivaizduoju, kiek kainuoja, bet manau, kad gal virš 10 tūkstančių eurų gal kažkas sakyčiau. Bet čia toks visiškai spėjimas mano. Anot renginio dalyvių, Lietuvoje japoniški automobiliai yra egzotika. Kiekvienais metais dalyvauju ir, kai vyksta 2 kartus per metus, tai yra visus kartus bandau sudalyvauti. O kodėl būtent japoniški automobiliai? Nežinau, čia mano turbūt 10 automobilis, jis yra 10 japoniškas. Nežinau, man arčiau prie širdies visą japonų kultūrą. Jų mažiau gatvėse, sunkiau gauti detalės, kažkokia egzotika tiesiog. O ar brangu išlaikyti tokį automobilį? Taip, tikrai brangu. Brangu, nes visų pirma, jeigu kažkas sugestų, tai reikia turėti antrą tokį automobilį, kad nueit, nusimt tą detalį, užsidėti. Detalės tenka pirkti iš viso pasaulio, tai iš Amerikos, Japonijos, Europos ir taip toliau. Džepytas surinka bet kokios, ta prasme, ne tik japoniškų automobilių fanus, bet ir kitų. Ir aš manau, kad GDMLT visas taip organizatoriai, ta prasme, jų renginys surinka daugiausiai žmonių. Visi ateina pasižiūrėti, bet kokio amžiaus žmonės, tai aš manau labai gerai. Ta prasme, pavasarį sezonui prasidėjęs čia must renginys, kurį reikia nuvykti. Ar esate kada pakabinęs fanų su tokiu automobiliu? Jo, esu žmoną pakabinęs prieš 10 metų. Tai sėkmingai pavyko, matau. Nors dauguma vairuotojų teigia, kad tokie automobiliai kainuoja brangiai, kai kuriems pavyksta įsigyti juos už prieinamą kainą. Kaip matom, yra baltas su sakurom. Tai sakurų idėja buvo tame, kad automobilį nupirkau už 80 eurų. Ir toks buvo variantas, kad tai vis tiek yra japoniškas automobilis. Ir tie žiedai, sakuros yra gražiausi japoniški žiedai ir toksai buvo kaip atgimimas, kad žiedelis vėl gali žydėti naujom spalvom. Tai va tas prikėlimas ir buvo toksai maždaug kaip užsaugink savo sakurą. Tai va dėl to sakuriukas ir dėl to vardas sakuriukas, tiesiog taip. O kaip pavyko rasti tokį pigų automobilį? Tuo metu dirbau ir buvau pastovius šiek tiek pinigų, galvojau įmesti savo Facebooką.
tiesiog skelbimą, kad ieškausi ir tuo metu, kol man sumes skelbimus, tiesiog gausis tokį daugiau pinigų. Tai krito taip, kad žmogus pardavinėjo Civiką už 100 eurų ir aš tokia, čia yra ženklas man. Susiskambinam, tai jisai sakė, kad automobilis tinkamas tik tais krosui, jokiais būdais, ta prasme, neapsimoka jo kelti, tik tais dalim nebent. Tai sakau, okei, manęs tai negąsdina, atvažiuoju nusipirkti. Ir aš žinau tą automobilį jau senai ir tai buvo mano draugų automobilis, ta prasme. Ir aš žinau, kad jis jį pats nupirko už 70 eurų. Ir sakau, nepyk, bet aš už 100 nemokėsiu, sakau, davai 80, kertam rankom ir viskas, sako, okei. Šis japoniškų automobilių susitikimas susilaukė vis daugiau dėmesio. Čia atvyko dalyviai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų Europos valstybių. Šiemet, žinok, čia yra 24 jau mūsų renginys, vyksta 8 metai. Ar daug dalyvių sulaukėte? Dažniausiai tai paskutinius metus kokia 150-200 automobilių. Būna, registruojas daugiau, bet būna kažkoks toks skaičius. O koks šio renginio tikslas? Mūsų tikslas, kaip visą laiką sakėm, tai yra kelti tokio japonišką automobilių kultūrą, sakyti, kad mes esam, parodyti, kad mes esam gražus, kad mes mokam gražiai susiburti, gražiai leisti laiką ir tiesiog pritraukti naujų žmonių. O kodėl būtent japoniški automobiliai? Japoniški, čia turbūt iš šeimos atėję bus iš labai senai, žinai, toks. Sunku pasakyti. Vieniem patinka vokiečiai, kitiem Amerika, man japonai. O susilaukėte dalyvių galbūt ne tik iš Lietuvos? Jo, kaip tik stovime prie dalyvio su labai įdomiais arabiškais numeriais, bet čia iš tikrųjų jis iš Latvijos atvažiavo žmogus. Tai sulaukiam Latvijos, sulaukiam Estų, esam sulaukę kelis kartus, nors, žinot, tai yra pusdienio renginys, net ne pusdienio, tas susitikimas keliom valandom. Tai labai smagu, kad žmonės atvažiuoja net iš kitų šalių.